Ar gali mažoji bendryja už savo narį arba vadovą sumokėti gyventojų pajamų mokestį į mokesčių inspekciją? Šito klausimo sulaukiu beveik kiekvienos Q&A sesijos metu. Tas sesijas vyksta mano uždaroji grupė, skirtoj MB nariam ir vadovam. Įstatyme yra parašyta, kad visos narių ir vadovų pajamos priskiriamos B klasės pajamom. B klasės pajamų apmokestinimas yra toks, kad mokestį sumokėti ir apskaičiuoti privalo pinigus gavęs asmuo. Bet ne. Čia jie nori taupyti. Ai, čia vat iš įmonės pinigų sumokėsiu ir pataupysiu. Nepataupysit. Čia jie tingi pavedimus daryti. Na, tai bet aš nepadariau, aš tingi, mane tikrenta pinigai ir aš čia nepadarau. Rimtai? Tada norime, kad buhalteriai už 100 eurų dar už mane pavedimus darytų ir daug sudėtingiau deklaruotų. Jeigu ir ne iš įmonės lėšų iš jūsų, bet tai yra tai viskas, suprantat, vyniojimas aplink nieką, nes įstatymė pasakyta, kad tu turi pats susimokėti. Ir dar trečia priežastis būna kokia, ai, aš išleidžiu visus pinigus ir po to man labai skauda susimokėti. Nu tai neišleisk visų pinigų, susimokėk iš karto, arba uždeklaravęs pajamas pasidaryk mokestinės paskolos sutartį. Kai manęs klausia, ar galima, sakau negalima, nes paskui visos tos improvizacijos atsiremia vis tiek į kažkokias komplikacijas.